Kalba civilinės gynybos štabas. Piliečiai. Dėl priešo aviacijos antskrydžio ir jo paleistų raketų skelbiamas oro pavojus. Oro pavojus. Oro pavojus. Pasiimkite dokumentus, individualias apsaugos priemonės, vaistinėlę, paruoštas produktų ir vandens atsargas, išjunkite dujas, šviesą bei šildymo prietaisus ir nedelsdami eikite į artimiausią apsaugos statinį. Eikite ramiai ir tvarkingai. Suteikite pagalbą vaikams, senukams ir invalidams. Vykdykite civilinės gynybos darbuotojų nurodymus. Pasirodo, tai nebuvo tik oro pavojus. Priešo paleistos raketos turėjo biologinį ginklą. Visos vietovės tapo negyvenamos, išskyrus šį kaimą. Vienkiemis. Čia dar galima aptikti gyvybės, tiek žmogiškos, laukinės ir tų, kurios jau paveikė. Bet tai vienintelė vieta, kur dar galima likti gyvam, smagiai dirbant, ginantis ir neleidžiant užmerkti akių. Mes dar galime pasiekti rytojų. Pasaulis čia nebe toks, kokį prisimename. Miestai virto tuščiais šešėliais, tyla juose garsesnė už bet kokį ritmą. Ir vienkiemyje liepsnoja paskutinė vilties žaryja, net neties spraksi vėjyje, nuolat grasindama užgesti. Kiekviena nauja diena tai kova dėl oro, dėl žingsnio, dėl teisės gyventi dar vieną valandą. Čia nėra vietos silpnumui, nėra vietos klaidoms, tik budrumas, tik praktikas, tik drąsa. Mes nežinome, ar kada nors grįšime į tai, ką vadiname namais. Bet žinome vieną, kol mes čia, kol žengsime pirmyn, kol laikomės įsikibę šios žemės ir vienas kito, rytojus dar turi šansą. Vienkiemis, paskutinė tvirtovė, paskutinis balsas pasaulyje, kuris dar neprarado žmogiškumo. Klausimas tik vienas, ar išgyvensi iki aušros? Laikas čia teka kitaip, dienos slenka lėtai, lyg pats pasaulis ruoštųsi kažkam didesniam. Lyg kažkur horizonte bręstų naujas etapas, kurį jaučia net vėjas, nešantis per laukus paskutinius civilizacijos aidus. Kaimo gyventojai šnabžda apie ateitį, kuri artėja nenumaldomai, apie dieną, kai viskas taps atvira platesniam pasauliui. Tai vienkiemio likimas bus išmėgintas ne tik šių žemių, bet ir tų, kurie stebi iš toli. Sako, kad tas metas dar ne šiandien, kai jau ryškėja horizonte, tiek tyliai artėtų didžioji audra. Bus tie, kurie ateis čia pirmą kartą, tie, kurie išbandys tvirtovės sienas, kasdienybės rutiną, budrumo kainą. Ir pasaulis stebės, kaip iškilimo istorijos peržengia ribas, kurių dar vakar nebuvo. Niekas nežino, ar būsime tam pasiruošę, bet vienkiemis juda į priekį, po truputį, sluoksnis po sluoksnio, kol tolumoje atsivers durys, kurių ši vietovė ilgai laukė. Vienkiemietės, ką tu gero, šitas virusas mus pražudys, seniok.